šulinio kortelę. Pradėsiu braižyti nuo šulinio kameras, kaip pavyzdį nuo buitinio nuotakyno šulinio kameros kontūro, bet prieš pradedant braižyti kameros kontūrą noriu parodyti GKTR, taip, kuriame 25.3 punktai yra nurodyta, kad yra braižomi išoriniai kamerų kontūrai. Todėl braižydamas kamerą pasirenku, tarkime, aš turiu apskritimo formos kamerą. Reikia, jeigu tai metrinis šulinys, tai įprastai jo išorinis diametras yra 1,16 m. Braižau, rodau kameros centrą. Jeigu reikia šito erdvinio objekto grafinio redaktoriaus savybių lange galime pakeisti jo linijų tipo mastelį, kad būtų labiau išreikštas jo brūkšniai, tie brūkšniavimai. Toliau braižome dangtį. Įprastai dangtis yra lipynių pusėje, tai pagal mano turimą patirtį dangtis ir dangčio centras yra nutolęs nuo kameros centro metriniuose šuliniuose apie 14 cm. Galite šiek tiek sumažinti dangčio mastelį, kad būtų gražesnis brėžinys. Tada braižau savitakį vamzdį ir sujungiu šitą vamzdį jau į kameros centrą, ar ne. Ir dar vieną vamzdį nubraižysiu. Taip, irgi dar norėčiau parodyti 23 metų GKTR. Čia trečia GKTR dalis. Tai punktas 21.8 nurodo, kad savitakinių inžinerinių tinklų erdvinių objektų linijai suteikiama tekėjimo kryptį atitinkanti kryptis. Ir jeigu jūsų linija yra nubraižyta ne pagal kryptį, tarkim, aš dabar neteisingai nubraižiau, tai kad pakeisti kryptį, komanda Pedit, polilinijos redagavimas, rodome erdvinį objektą ir pasirenkame opciją apsukti ir taip pat pakartojame kitam vamzdžiui ir opciją apsukti. Toliau braižau jungties numerius. Įprastai aš juos pritraukiu prie susikirtimo tarp kameros ir tarp paties vamzdžio. Nurodau jo kryptį ir jungties numeris vienetas, komanda nenutrūksta, iš karto galime nurodyti kitą jungties tašką, pritrauksime prie susikirtimo tarp kameros ir vamzdžio ir nurodysime pas posūkio kryptį ir automatiškai braižymo komanda automatiškai numeruoja vamzdžio numeris ir su Escape klavišu komandą nutraukiu. Taip pat rankiniu būdu savybių lange galite pakeisti, jeigu jūsų tie krypties taškai yra per dideli, galime šiek tiek pakeisti jų mastelį, sumažinti ir nubraižykime įrenginį aprašantį tašką, tai kaip ir kortelės taškas, tai 609.
Jis turėtų būti kažkur tai patalpintas kameros viduje, tai geriausiai turbūt įbraižyti kameros centre ir tada suteiksiu kažkokias tai savybės vamzdžiams. Medžiaga, išorinis diametras, tarkim, 110, vidinis diametras, tarkim, 104 ir kitas vamzdis, jau čia būtų išbėgantis vamzdis, diametras, tarkim, 160 ir vidinis diametras, tarkim, 151 ir pasirinkęs suaktyvinęs komandą erdvinių objektų savybių tvarkytuvę galime redaguoti šito įrenginio duomenis, kortelę jo, pasirenku pavadinimą, buitinių takinių šovinys, čia galime rašyti iš principo bet ką. Įrašau įrenginio numerį, dabar tegu būna vienetas. Rašyti reikėtų čia adresą. Toliau, jeigu jūs esate įrašę kažkokius tai objekto duomenis, užpildę ataskaitą ir taip pat užpildę savo veiklos duomenis, galite įkelti pradinius duomenis iš šitų duomenų į kortelę. Šiuo atveju tai tik tai įsikėlė, aišku, kvalifikacijos numeris, matininko vardas, pavardė, objekto pavadinimo neturim, nes nesu užpildęs ataskaitos duomenų, bet apie tai turbūt kitoj pamokėlėj parodysiu, kaip užpildyti ataskaitos duomenis. Tada galime susieti dangtį su įrenginio kortelę, nurodysim dangtį, taip dabar dangtis yra susietas, taip pat galim susieti krypties taškus ir vamzdžius, tai nurodome įrenginį prašantį tašką, vamzdį, kitą tašką, vėl vamzdį ir taip galime nurodyti visus krypties taškus, vamzdžius, eilės tvarka nėra svarbi ir komandą nutraukėme su Enter klavišu arba dešiniu pelytės klavišo nuspaudimu. Tada galite užsipildyti duomenis, čia dangčio skersmenis, matmenis, žemės paviršiaus, sienų medžiaga, iš tikrųjų galbūt būtų gelžbetonis, lubos gelžbetonis, dugnas betonas, lubų diametras 700, čia kaip aš iš tikrųjų įrašau angos diametrą. Tada galit pasirinkti lipynės, nurodyti ar yra vandens, ar yra dujų, tai nurodyti paskirtį. Jau iš 20, čia kaip ir 23 metų GKTR yra klasifikatorius, šitas jau duomuo yra privalomas, šulinys, ir pasirenkam būseną, kad čia yra veikiantis šulinys. Tada įrašysiu dabar iš rankos altitudę. Geltonuose langeliuose galime įrašyti atstumus nuo dangčio, tai lubų, dugno, tada pirmo vamzdžio, antro vamzdžio, apačias ir su šito mygtuku perskaičiuosim reikšmes. Visos reikšmės, kurios yra geltonuose langeliuose, niekur nėra saugomos. Kortelė yra išsaugoma tik tai altitudžių išsaugomos reikšmės, o geltonos reikšmės automatiškai yra apskaičiuojamas, kai jūs pasirenkate redaguoti kortelę. Paspausiu gerai. Kaip matote, iš karto brėžinyje matoma dangčio altitudė, tai dėl to, kad buvo nurodyta sąsaja. Ir jeigu, tarkim, mes tiesiogiai keisime dangčio altitudę, tai apsirikom, yra, tarkim,
šitokia altitudė ir eidami redaguoti jau kortelę, matome, kad kortelė pasikeitė jau ir dangčio altitudė ir aišku yra geltonuose langeliuose perskaičiuotos kitos reikšmės, nors vamzdžio apačios altitudės nesikeitė. Ir tas pats lygiai vyksta su vamzdžiais, jeigu keisime vamzdžio diametrą, tarkime, pasirinksim, kad čia yra vamzdis 200 ir vidinis diametras 190, pasakysime gerai ir matome, kad iš karto pasikeitė ir paties vamzdžio savybės. Tai vat ką duoda šitos sąsajos. Lygiai taip pat ir ta sąsaja veikia ir jungties numerį renginyje aprašančius taškus. Jeigu čia keisis altitudė, galime ją tiesiogiai pakeisti ir eisim redaguoti į kortelę. Matom, kad altitudė jau kortelėje yra pagal jungties numerį renginyje aprašančio taško altitudę. Spauskim gerai. Pačios kortelės dabar kūrimas. Čia kaip maketo, tai jūsų brėžinė turi būti pavyzdinis maketas kortelė. Jį galite įsikelti iš skaitopas šablono. Ir aišku, prieš kuriant kortelės galbūt reikėtų nusistatyti puslapio nuostatas, tai į kokį spausdintuvą bus ta kortelė, spausdinimą, tai spausdinimo stiliaus lentelė ir kitas nuostatas. Dabar aš čia nieko nedarysiu. Einame į modelį, aktyvinu erdvinio objekto savybių tvarkytuvę, pasirenku įrenginį aprašantį tašką ir spaudžiu mygtuką sukurti kortelės maketą. Automatiškai jau pasikeičia ir pats mygtuko atvaizdas, reiškia kortelė yra sukurta. Ir nesudėtingiams šuliniams, gelžbetoniniams, kinetėms yra galimybė sukurti šulinio pjūvį. Spaudžiame šitą mygtuką, iš karto mygtukas tampa nebeaktyvus, tada galite paspausti mygtuką, parodyti kortelės maketą, spaudžiu gerai. Ir matome jau sukurtą kortelės maketą, kuriame yra nubraižytas šulinio pjūvis. Šitos tokios pilkos pagalbinės linijos yra kaip ir dėl to, kad jūs čia galėtumėt kažką dar papildomai galbūt mastelėje nubraižyti, kokį tai vamzdį, dar kažką. Iš tikrųjų, sukūrus kortelę reikėtų tas linijas pažymėti ir nutrinti, jos kaip nereikalingos. Ir pabaigti įrenginio pjūvį reikėtų nubraižyti horizontaliajame pjūvyje, reikėtų nubraižyti šulinio dugną, tai tiesiog nubrėšiu poliliniją ir pritraukti prie viršūnės ar ne, ir galima braižyti galbūt lankais, nurodyti kryptį lanko ir pritrauksime prie kito vamzdžio viršūnės. Šiek tiek galime pareguliuoti patį lanką, ir kitą pusę galbūt nukopijuosiu tą patį objektą. Pritrauksiu šitą viršūnę ir prie šito pataisykime šitą viršūnę. Taip pat ir pataisysiu lanką ir galėčiau, dabar reikėtų nukopijuoti savybės, tai komanda match prop,
jo savybės iš šito dugno vertikaliajame pjūvyje, dugno linijinio objekto į dugną horizontaliajame pjūvyje. Ir jeigu yra poreikis kažką redaguoti, pakeisti galbūt peržiūros srities mastelį, tai peržiūros sritis sukūrus kortelės maketą yra užrakinta, rodyti užrakinta. Jeigu norite ją redaguoti, galite ją atrakinti, tada iš čia galbūt galėtumėt suaktyvinti ją, didinti vaizdavimo mastelį. Įprastai peržiūros srities mastelis yra nustatomas pagal jūsų nustatytą brėžinio mastelį. Tai jeigu mastelis prie 500 brėžinio, tai peržiūros srities mastelis bus 2. Ir kaip ir atrodo būtų viskas. Jeigu kiltų kažkokių klausimų, nesidrovėkite, skambinkite svetainėje nurodytų kontaktinių telefonų arba rašykite elektroniniu paštu, pagelbėsiu. Čia turbūt gal ir visko neparodžiau, bet tokie pagrindiniai dalykai, kuriant šulinio kortelę.